Tai, kad tebūna su tavimi, aš esu Danielius. Nusprendžiau nebeužsiimti inžineriją. Esu ūkininkas. Auginu vaismedžius, ypač bananus, nes pasaulis patenka į tamsius laikus. Karą, infliaciją. Apokalipsės knyga taip pat numato laiką, kai tie, kurie nori būti ištikimi Dievui, nebegalės pirkti ir parduoti. Skaitmeniniai pinigai artėja ir bus labai lengva įgyvendinti šias apribojimus. Praeitame vaizdo įraše kalbėjau apie tai, kaip popiežius pakeitė Dievo įstatymą. Noriu aiškiai pasakyti, kad manau, jog yra daug katalikų, kurie myli Dievą ir bus danguje. Kalbu apie katalikų sistemą, korumpuotą popiežiaus valdžią. Ar prisimeni, kad praėjusiame vaizdo įraše sakiau, jog Satanas velnias buvo angelas danguje? Apokalipsėje 12 matome jo išvarymą ir kaip jis pradeda persekioti kelis ištikimus, kurie nesutinka su Roma. Skyrius naudoja iliustraciją, kaip drakonas persekioja švarią moterį 1260 dienų. Švariai moteriai buvo duotos didelės erelio sparnai, kad ji galėtų skristi į dykumą. Drakonas nesugebėjo sunaikinti ištikimųjų ir jų likučių, ir tada atsirado reformacijos judėjimas. Ar esi girdėjęs apie Martiną Liuterį, Kalviną, Zwinglį, Knoxą ir kitus reformatorius? Jie padarė didelį darbą viešpačiui, išlaisvindami šalis iš tamsos ir daugybės teologinių klaidų, kurios metė šešėlį ant Dievo charakterio. Bet bėgant dešimtmečiams ir šimtmečiams, jų sekėjai vis mažiau laikėsi Dievo žodžio, prisitaikydami ir labiau mylėdami pasaulį, nei dangaus karalystę. Tarp protestantų buvo čia ir ten keletas ištikimųjų, kurie rimtai žiūrėjo į Bibliją. Pavyzdžiui, anabaptistai, puritonai, ugunotai ir kiti. Šiaurės Amerikoje vadinamieji mileristai giliai studijavo Danieliaus knygą. Apokalipsės 12 skyriuje sakoma, kad velnias ėmėsi karo prieš likusius savo palikuonis, tuos, kurie laikosi Dievo įsakymų ir turi Jėzaus Kristaus liudijimą. Ši grupė, kuri vėliau buvo vadinama adventistais, nes laukė advento, Jėzaus Kristaus atėjimo, vėliau taip pat išmoko apie šeštadienio, 7 dienos visuotinumą, tą pačią dieną, kurią žydai laiko iki šiol. Ir Jėzus to nepanaikino. 7 dienos adventistai turėjo savo tarpe moterį, kuri turėjo regėjimų ant gamtinių įvykių. Ir vienas iš jo knygų, kurią aš paliksiu kaip knygą tau, vadinasi Didysis konfliktas tarp Kristaus ir Satanos krikščioniškojoje eroje. Ši knyga, parašyta dieviškos įkvėpimo, pasakoja krikščioniškosios eros istoriją, pradedant nuo Jeruzalės sunaikinimo. Atskleidžia, kaip įvyko apostazė, taip atsirado katalikų bažnyčia, viduramžiai, ištikimas žmonių būrys Šiaurės Italijos kalnuose, protestantų reforma ir šeštadienio žinia, kuri buvo atkurta. Įspėjimas apie dabartinius pavojus, tokius kaip spiritizmas, pavyzdžiui. Ir tada žengia į ateitį su pranašystėmis apie persekiojimą ir šlovingą Jėzaus sugrįžimą. Pirmojo angelo žinia, kurią matėme praėjusiame vaizdo įraše, buvo skelbiama daugelio adventistų, kurie 1840-aisiais vėl atrado šeštadienį. Žinia sako, bijokite Dievo ir duokite jam garbę, nes atėjo jo teismo valanda. Ir garbinkite tą, kuris sukūrė dangų, žemę, jūrą ir vandens šaltinius. Tada Jonas pamatė antrąjį angelą, sakantį, žlugo Babilonas, žlugo tas didysis miestas, kuris visas tautas gėrė savo paleistuvystės, rūstybės, vynų. Biblijoje moteris dažnai naudojama kaip Dievo tautos, kuri išlieka švari, per išskirtinę santykį su savo viešpačiu iliustracija. Bet čia matome paleistuvę, kitaip tariant, neištikimą bažnyčią.
Ji ne tik laužo įstatymą, bet ir daro įtaką visoms tautoms, kad ir jos sukilti prieš Dievą. Net ir protestantiškose šalyse jaučiasi šių klaidų įtaka, o reformuotos bažnyčios, kurios atsisako nutolti nuo Romos ir jos doktrinų, taip pat krito iš Dievo malonės. Per ekumenizmą šios nukritusios bažnyčios grįžta prie viduramžių teologijos, vis labiau nutoldamos nuo Biblijos, o katalikiški dogmai nudažo viską. Šiandien visos tautos geria iš tos pačios šaltinių ir yra valdoma centrinės galios. Pandemija tai parodė. Ar pastebėjai panašią reakciją, kuri įvyko kiekvienoje pasaulio šalyje? Yra galia, kuri valdo iš užkulisių, o Jungtinės valstijos vykdo popiežiaus valią, kuri iš tikrųjų nėra niekas kitas, kaip antikristas ir satanos sostas. Net ir Kinija ir Rusija yra suderintos per pasaulinį ekonomikos forumą. Apreiškimo 17 sako, kad tai yra paleistuvė, kuri sėdi ant žvėries. Tai reiškia, kad popiežius valdo šio pasaulio vyriausybės per tokias organizacijas kaip jėzuitai ir masonai. Satanas yra šio pasaulio princas, tad nenuostabu, kad užkulisiuose viskas susijungia į tą patį tašką. Šiandien visi šalių vyriausybės vis labiau draugauja su popiežiumi, su Vatikanu, su Babilonu, ta didžiąja dvasinė miestu. Visos šalys didesnių ar mažesnių laipsnių geria iš jos vyno. Nuo šiol aš pristatysiu keletą Romos klaidų, kad tu žinotum vieną kartą ir visiems laikams, jog ji krito iš Dievo malonės. Babilonas, ta didžioji dvasinė miestas, kuris visoms tautoms davė gerti savo klaidingų doktrinų vyną, išreiškianti neištikimybę Dievui ir traukianti jo pyktį apie Biblijos vertimą. Šiuolaikinės Naujojo testamento versijos, kurias išleido dabartinės Biblijos draugijos, korumpuojasi ir skiedžiasi. Ieškok versijos savo kalbą, kuri būtų ištikimesnė receptiniams tekstams. Dėl savo suklastotų versijų, klaidingos doktrinos vynas platinamas visame pasaulyje naiviems žmonėms. Maža pavyzdys gali sustabdyti ir palyginti šiuos posmus. Kristaus žmonija. Jėzus Kristus čia žemėje buvo dieviškas, bet tuo pačiu visiškai žmogiškas kaip mes. Kūnas taip pat kvietė jį nusidėti. Tai buvo tikros pagundos. Jis pasipriešino ir nugalėjo. Antikristas Roma moko, kad Jėzus netėjo kūnu, visa jo prasme. Jis turėjo tam tikrą pranašumą prieš mus. Babilonas moko, kad jis buvo aukščiau žmonijos. Pati Jėzaus motina jau būtų buvusi pastatyta, be nuodėmės, dėmės, kas yra antibiblinė. Romiečiai sako, kad visi nusidėjo, išskyrus Jėzų. Pagal Romą galutiniu atveju, Jėzus būtų apsimetęs, kad turi pagundų, bet ne, jis iš tikrųjų jautė žmogaus aistros jėgą, bet pasipriešino. Jis turėjo tikras žmogaus pagundas. Pergalė prieš nuodėmę. Žinoti, kad Jėzus turėjo tas pačias priemonės, kaip ir mes, mus skatina nugalėti, kaip Kristus nugalėjo. Jis mums suteikia galią nustoti nusidėti. Ar tai ne geros naujienos? Kristus mus išlaisvina iš nuodėmės vergovės. Beje, vienintelis nuodėmės apibrėžimas yra įstatymo pažeidimas. Babilonija moko, kad nusidėti yra natūralu. Esu girdėjęs frazę, kas aš, kad galėčiau teisti. Pakanka prisipažinti kunigui. Pagal katalikų bažnyčią. Bet negalime prisipažinti mirtingam žmogui kaip mes, o tik Dievui ir prašyti jėgų, kad mus apsaugotų nuo paslydimų. Dievas yra ištikimas ir neleis, kad būtume gundomi, su gundymu, kuris būtų stipresnis
už tai, ką galime pakelti. Teisingumas per tikėjimą. Jei paslystame po atgailos ir prisipažinimo, galime būti tikri, kad buvome atleisti, net jei nesijaučiame jokių emocijų, patvirtinančių, kad Dievas mus atleido. Todėl tai vadinama teisingumu per tikėjimą. Po atgailos ir prisipažinimo, jei aš tikiu, Kristaus teisingumas yra priskiriamas, mums suteikiamas, kaip dovana, kaip baltas apsiaustas, kuris mus apgaubė. Ir prieš tėvą, tai yra tarsi niekada nebūtume nusidėję. Liuteris iš naujo atrado šią biblinę žinią ir ji jam buvo labai vertinga, nes tai buvo priešingybė tam, ką jis buvo išmokęs, kai buvo vienuolis Babilonijoje. Tarp adventistų Dievas naudojo Jonesą ir Wagnerį nuo 1888 metų, kad paskelbtų šią žinią. Tai paruoštų žmonės Kristaus atėjimui, nes tai juos pripildytų naujo entuziazmo, naujo pasitikėjimo Kristumi. Bet adventistų bažnyčios vadovybė dėja atmetė šią žinią ir jos pasiuntinius. Ir nors vėliau jis padarė intelektualų pritarimą, intelektualų pripažinimą, jis to nepraktikavo, nesigailėjo ir neprisipažino dėl šio sukilimo. Tauta, kuri laikosi Dievo įsakymų ir Jėzaus tikėjimo, nevaikščiojo šviesoje, o Kristaus atėjimas nebuvo paskubintas, bet atidėtas. Po potvynio Dievas leido žmonėms valgyti mirusių gyvūnų mėsą, nes dar nebuvo daržovių. Bet reikėjo išleisti visą kraują, kaip sako Dievo įstatymas, ko dėja beveik ne vienas krikščionis šiandien nedaro. Valgo mėsą su krauju, kas yra nuodėmė. Nesilaiko biblinio metodo. Prieš potvynį Dievo vaikai nevalgė mėsos. Norime sekti mums tinkamų planų aprašytų pradžios knygoje. Todėl mes maitinamės daržovėmis. Nė vienas gramas sūrio neturi patekti į mūsų skrandį. Juodojoje arbatoje, ar kavoje, ar kakavoje, ar šokolade. Tai yra stimulantai, kurie mus pakeičia. Grūdai, vaisiai, riešutai ir daržovės sudaro mūsų kūrėjo pasirinktas dietos pagrindą. Taip pat nereikėtų skiepyti virusų ar kitų serumų į kūną. Babilone, Roma, duok savo vyną visoms tautoms. Vynas simbolizuoja jo mokymus, jo doktriną. Ir kadangi jį geria vyną, kuris yra pažodžiui sugedęs, sugadintas, alkoholinis. Iliustracija yra labai taikli. Su alkoholiu nieko negeriame. Mūsų kūnas yra šventosios dvasios šventykla. Nekontaminuokime jo niekuo, kas veikia, kaip narkotikas mūsų kūnui. Kiekvienas sportininkas yra pasiruošęs turėti labai griežtą dietą ir gyvenimo būdą, kad laimėtų medalį ar pasiektų rekordą, kuris anksčiau ar vėliau pamirštamas. Astronautai taip pat turi labai griežtą paruošimą. Kuo labiau neturėtume mes atsisakyti įpročių, kurie mums kenkia, kad laimėtume amžiną dangišką garbę. Apranga. Vyras neturėtų dėvėti trumpų kelnių ar aptemptų drabužių, kad demonstruotų savo raumenis. Moteris turėtų dėvėti ilgą sijoną. Kelnės atsirado su feminizmu, kad suvienodintų lyčių teisės. Moteris turėtų stengtis, kuo labiau skirtis nuo vyro. Ji taip pat neturėtų dėvėti iškirpčių, makiažo papuošalų, auskarų, apyrankių ir kaklo papuošalų. Tai yra prostitutė Babilonas, kuri nori demonstruoti savo kūną. Babilonas krito. Muzika. Mes neklausomės muzikos su būgnais ar tamburinais. Mes pašaliname disharmonijas ir ritmus, kurie trikdo mūsų psichiką, nes, kaip ir maistas, jie veikia kaip narkotikai nervų sistemai. Muzika turėtų būti rami, švelni, harmoninga ir gali būti linksma, bet su pagarba, o ne sensuali ar pasauliška.
Deja, daugelyje krikščioniškų bažnyčių skamba labai audringa muzika, turinti pagoniškas šaknis. Bet nepamirškite, Babilonija reiškia Babel. Sumaištis, ji krito. Išeikime iš to, tai, kas bibliniais laikais buvo toleruojama, kaip poligamija ir vergovė. Šviesesniais laikais turėtų būti palikta. Nors Biblijoje matome žmonės dėvinčius papuošalus ir grojančius pandeirais, būgnais, šiandien norma yra aukštesnė. Mes ruošiame save bendravimui su dangiškaisiais angelais. Nors Biblijoje yra žmonių dėvinčių papuošalus ir tambūrus, būgnus, šiandien standartas yra aukštesnis. Mes ruošiame save bendravimui su dangiškaisiais angelais. Išsilavinimas. Idealu, kad vaikas būtų auklėjamas namuose pačių tėvų. Tai apsaugo nuo blogos ideologinės agendos ir indoktrinacijos. Taip pat nuo blogų draugų, kurie gadina charakterį. Iki 8 metų mergaitėms ir 10 metų berniukams jokios formalios švietimo neturėtų būti teikiama. Su knygomis, nes vaiko protas dar nėra subrendęs tam. Vaikas, kuris daro kvailystės, turi būti baudžiamas fizinė bausme. Taip, su malda ir ramia dvasia. Patarlės knyga tai aiškiai parodo. Jei nusikaltimas yra mažesnis, galima taikyti švelnesnės priemonės kaip pastabos ar privilegijų atėmimas, bet kaltininkas niekada neturėtų būti išteisintas. Babilonija atrodo, kad nuosekliai ir tarptautiniu mastu juda prieš fizinės bausmes. Santykiai. Iki 20 metų jaunuolis dar nėra pasiruošęs priimti svarbių sprendimų, kaip su kuo praleisti likusį gyvenimą. Iki santuokos neturėtų būti jokio kūniško intymumo. Moteris, saugokitės. Dievo vyrai vertina merginas, kurios gerai apsirengusios, mažai kalba ir atstumia vaikinų užpuolimus. Viešpats netoleruoja jokių emocinių ryšių tarp tos pačios lyties žmonių ar kitų iškrypimų prieš gamtą ir Dievo žodį, kas yra bjaurastis. Sveikatos darbuose, susijusiuose su intymumu, moterys elgiasi su moterimis, o vyras su vyru. Tas pats pasakytina ir apie šeimos konsultavimą. Babilonijos prostitutė yra drąsi ir peržengia padorumo ribas tarp lyčių. Todėl ji gavo dievišką nuosprendį ir patirs atitinkamą bausmę. Gyvenimas kaime. Turėtume persikelti į kaimo vietovės, nebegyventi mieste, o kaime, kur galime būti toli nuo priešų kišimosi. Pirmasis miesto statytojas buvo Kainas, bet Šeto palikuonys gyveno kalnuose. Jėzus taip pat mėgo miegoti miškuose ir mokyti gamtoje. Jonas Krikštytojas pamokslavo dykumoje. Taip pat svarbu, kad tai būtų toli nuo pakrantės ir geriausia vietovė, kuri nėra linkusi į potvinius, bet kalnuose su šaltiniais. Turime siekti būti savarankiški maisto srityje, augindami tai, ką valgome. Miestus galima evangelizuoti per vizitus arba virtualiai. Babilonija vaizduojama kaip didelis miestas ir mes turime iš jo išeiti. Babelio bokštas sugriuvo, o bokštai krito ant tų, kurie neatsako į dievišką kvietimą. Konkurencija. Mes nepraktikuojame konkurencinių sportų kaip futbolas ir nesvaistome laiko beprasmiškoms pramogoms. Jie skatina egoizmą, apgaulę, konkurenciją ir tinginystę. Kūnui tikrai reikia mankštos. Pasirinkite naudingą veiklą, pavyzdžiui, sodininkystę, žemės ūkį arba pasivaikščiojimą ar bėgimą. Jei nėra nieko naudingo, bent jau tai neturi būti konkurencinga, egoistiška ar apgaulinga. Aš pats esu ūkininkas ir dienos pabaigoje jaučiuosi pavargęs, tad pasitempiu ir gerai išsimiegu. Turime atmesti bet kokią dramatizaciją, teatrinį pasirodymą, nesvarbu ar gyvai ar filmuota.
filmų nereikėtų žiūrėti. Viešpats sako, kad viskas, kas yra tiesa, turėtų būti mūsų mintyse. Politikos klausimus turime palaidoti tarp mūsų. Dešinė prieš kairę, kuriai komandai, kuriam pusėje tu esi, visą tai turime palikti nuošalyje. Pasauliniai žmonės galvoja taip ir tai yra jų pramoga. Mūsų tėvynė nėra čia. Jei esame kviečiami rinkti ką nors, turime tikrai atlikti savo pilietinę pareigą, jei taip yra jūsų šalyje, ir dalyvauti balsavime, bet balsuoti už tuščią arba negaliojantį, nes mes praktiškai suteikėme įgaliojimus, leidimą valdžiai, kurią išrinkome, ir tapsime jos neteisingų veiksmų ir bausmių dalyviais. Iš tiesų, dešinė ir kairė yra du to paties tirano kojos. Pramonė yra daug galingesnė už vyriausybės, ypač Wall Streetas, Silicio slėnis. Dabar pereikime prie garbinimo ir kokia yra tinkama pozicija – garbinti Dievą ir melstis. Turime klauptis ir kelti rankas melstis, tiek asmeninėje, tiek viešoje maldoje. Senasis testamentas tai aiškiai parodo. Bet mes taip pat galime melstis Dievui dienos metu. Kaip susitinkame, nes nesame oficialioje, pamaldų aplinkoje. Babilonija moko klauptis prieš kitą žmogų, taip nepagarbiai elgdamasi, su Dievu. Moteris neturėtų užimti lyderio vaidmens bažnyčioje, būti vyresniaja, pastore ar rabine, nes tai yra išskirtinė vyro atsakomybė. Biblijoje nematome jokių kunigaikščių, tik kunigus, tik vyrus apaštalus. Babilonija nori sukelti sumaištį tarp lyčių ir skatina feminizmą. Malachijas moko, kad turime grąžinti 10% iš visų savo pajamų, tai yra 10% Dievo darbui. Galime dar bendruomenėje, kitam misininkui, arba pirkti krikščioniškas knygas, kad paskleistume žinią. Malachijas taip pat pabrėžia aukų svarbą. Žinai, Dievas nori, kad visa tai vyktų manyje, ne dėl mano jėgų, kaip perplaukiant Atlanto vandenyną ir klinių laivų, bet mes išskleisime burę, prašysime Dievo maldoje, kad suteiktų man motyvaciją, kad duotų man jėgų vykdyti jo valią. Kristus sako, būk ištikimas iki mirties ir aš tau duosiu gyvenimo vainiką. Babilonas griuvo, eikime į dangiškąją tėvynę. Kitame ir paskutinėme šios serijos vaizdo įraše pristatysiu galingiausią apokalipsės įspėjimą apie tai, ką Antikristas planuoja šio pasaulio galutinėme konflikte ir kaip jį įveikti, bei gauti išlaisvinimo ženklą ant mūsų kaktos. Pamatysime daugiau tiesų, kurios mus išlaisvina iš klaidos nežinojimo ir priartina prie dangaus. Biblija sako, kad Viešpats nori, jog visi žmonės būtų išgelbėti ir pasiektų pilną tiesos pažinimą. Pažinsite tiesą ir tiesa jūs išlaisvins. Viešpats tave laimina ir saugo. Viešpats tegu jo veidas šviečia tau ir tegu turi gailestingumo tau. Viešpats tegu pakelia savo veidą ir tegu suteikia tau ramybę. Apsilankyk šioje puslapio, kad galėtum perskaityti žodžius įkvėptus tavęs paties, nes šios šventos raidės padarys tave išmintingą išgelbėjimui.